Aš kaip žiūriu, pagal darbotvarkę mes esame optimistai, nusimatę daug darbų, bet kalbos tos ir pristatymai yra išties svarbus. Ir kadangi gerbiamas Stasys minėjo, kad visas mūsų viltys, mintys ir siūlymai yra nukreipiami į mūsų kuruojančią ministeriją, aplinkos ministeriją, tai gerbiamas viceministrė, jums kaip kuruojančiam ir miškus, ir aplinką, ir daugelį kitų, tai žodis, aš nežinau, mikrofonas ten turėtų veikti. Labai diena visiems, labai džiaugiuosi, būdamas čia, atsiprašau, kad praeitais metais negalėjau atvykti, bet tikrai norėjau. Ir pagaliau tai įsipildė, sakau, šiemet vis dėlto yra to laiko ir nėra tokių darbų, kurie būtų netidėliotini, kad ir esu čia. Tai pirmiausia, aš noriu tiesiog pasidžiaugti pačią organizaciją, nes jeigu žiūrėtumėm ir vertintumėm save, tai 25 metai yra pakankamas kiekis metų pasižiūrėti, kur buvome ir kur esame. Noriu pasakyti iš aplinkos ministerijos pusės, kad matyt nėra diskusijos, pasitarimo ar kažkokio klausimo, kurios spręstumėm miškų dalyje, be jūsų organizacijos ar pozicijos, ar raštu, ar tiesiog fizinio jūsų narių dalyvavimo. Tai rodo iš esmės, kokia yra stipri ir įtakinga pati organizacija ir kaip greitai, 25 metai tikrai nėra toks didelis laiko terminas. Tikrai turime organizaciją, kurie švenčia, tuo išves ir 100-metį ir panašiai. Tai šita organizacija yra labai svarbus socialinis partneris, kuris dalyvauja visose sprendimų priėmimuose. Be abejonės, jeigu mes šnekame apie organizacijos įtaką, ir reikia paminėti, kad šita organizacija išsiskiria ir kitų labai svarbių aspektų. Kiekvienas mes turime savo požiūrį, mokslininkai turi savo požiūrį ir tenai netgi nesutarė. Tai ir labai svarbu yra tas, kad organizacijos nariai taip pat sugeba klausytis, ne tik tai reikalauti, nes kai yra reikalaujama, Lietuvoje mes dar mokomės demokratijos ir dažnai nesuprantame, kas yra kompromisas. Aš labai dažnai su to susiduriu, neva kompromisas tai yra mano nuomonė. Jeigu galutinėme tekste neatspindėta mano nuomonė 100%, tai reiškia kompromisas yra blogas. Tai šiuo atžvilgiu šita organizacija yra ta, kuri įsiklauso argumentus, sugeba iš esmės lankščiai pasižiūrėti ir taip pat išgirsti, ką kiti sektoriaus atstovai sako konkrečių klausimų. Ir tuomet jau ir siūlo sprendinius, kurie būtų priimtini taip pat ir kitoms pusėms. Tai yra labai svarbus partneris mums, yra labai svarbi parama aplinkos ministerijai, nes būtent taip mes veikiame, vyriausybė taip ir veikia. Iš esmės mūsų tikslas yra surasti visiems maksimaliai priimtinesnį sprendimą, bet tai reiškia, kad tam tikrą dalimi jis visiems taip pat bus ir neprimtinas. Tai jeigu mes šnekame apie mokesčius, apie paramą, apie lėšas ir panašiai, tai iš tikrųjų daugelis dalykų yra numatyti vyriausybės programoje ir jau jūsų garbės pirmininkas apie tai šnekėjo. Taip pat ir mokesčio klausimas yra numatytas spręsti. Šiemet mes turime jau prieiti prie tam tikros sprendinio ir 19 metų antrąjį ketvirtį jau turėtų šitas klausimas būti spręstas Seime. Noriu pasakyti labai paprastai, mes negalime išspręsti visko labai greitai, o priežastis yra labai paprasta. Jeigu mes šnekame apie valdininkus, kaip yra įprasta šnekėti, apie biurokratus, tai visigi sako, kad jų turėtų būti mažiau ir finansavimas turėtų valstybiniam sektoriui būti mažesnis. Ta linkme Lietuva ir eina. Vis mažiau yra pinigų skiriama viešajam sektoriui ir vis mažiau ten žmonių dirba. Tai už miškų sektorių aplinkos ministerija yra apie 20 žmonių dirba ir jie yra visais klausimais. Tai yra visi absoliučiai klausimai. Tai tiek, kiek turime pajėgumų, tiek ir galime padaryti. Mes galime labai norėti visko greitai, viską pertvarkyti, bet vis dėlto žmogiškieji resursai yra tokie. Taip pat turime ir kitų sferų, kuriuose taip pat dirbame. Tai už tai, sakau, apie 20 žmonių yra atsakingi už visą paketą klausimų. Tai jie daro tai, ką yra įmanoma padaryti ir tas tempas yra toks, kurį įmanoma iš esmės tiems žmonėms pavežti.
Jau aš nešneku apie reformos eigą, kuomet žmonės tikrai dirba ir savaitgaliais, ir po darbo, ir panašiai, nes paketas ir permainos buvo pakankamai didelis. Tai aš labai džiaugiuosi, sakau dar kartą, bendradarbiavimu. Ačiū visiems jums, ne tik jūsų pirmininkai, kuris faktiškai yra visuose susitikimuose, bet ir taip pat salėje matau žmonių, su kuriais mes jau esame susidūrę įvairiose diskusijose ir kartu dirbę. Tai tikiuosi ir toliau šitą bendradarbiavimo, jūsų idėjų, nes tikrai nei viena institucija nėra pajėgi sugalvoti visko pati. Taip nieks neveikia, veikia būtent principas, kad yra idėjos ir pasiūlymai surenkami ir jie kartu aptariami ir priimami sprendimai. Tai labai noriu toliau su jumis bendradarbiauti ir aktyvesnio jūsų dalyvavimo. Ir aš tikiuosi, kad tai bus ateityje. Nes salėje matau pakankamai ir jaunų žmonių. Yra tokių organizacijų, kuriuose vidutinis tiesiog narių ir delegatų amžius yra apie 65. Tai tuomet kyla klausimas, o kasgi bus su tom organizacijom dar po kokią 30 metų. Tai jūsų tarpe yra džiugu, kad yra ir tikrai nemažai jaunų žmonių ir taip pat tų, kurie gali perduoti patirtį, tai yra jie turi perduoti jauniems. Ir dėl to aš tikrai matau, kad šita organizacija ir gyvos toliau. Tai labai ačiū už bendradarbiavimą ir tikiuosi jau tokio pat aktyvaus kaip iki šiol. Dėkui. Viceministrė, ačiū labai. Tikimės, kad tas bendradarbiavimas taps rezultatyvumus, nes mes su Stasiu buvom 10-mečio progą suvedę visus raštus į knygą. Dabar turim jau 25-mečio progą visus siūlymus suvedę. Tai tikrai, jeigu įgyvendinam bent 3 ir sutarėm, kad mes atrenkam iš visų siūlymų 3 pagrindinius va šitą iki vasaros, tai būtų labai šaunu. Pirmas 5% mokesčio panaikinimas. Tai aš jau tą sakiau, kad yra vyriausybės programoje, bet aš noriu dar iš tikrųjų įteikti ir padėką. Tai yra būtent jūsų asociacijai už konstruktyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą aktualiais miškų reguliavimo ir švietimo klausimais, siekiant darnaus miškų ūkio tvarkymo veiklos 20-mečio proga. Ir taip pat noriu įteikti vieną gražiausią aplinkos ministerijos dovanų, kurias mes teikiame savo iš tikrųjų išskirtiniams partneriams. Tai, kaip matote, jūs suprantate, iš ko tai pagaminta. Tai tuo ir norime džiaugtis ir iš tikrųjų tikiuosi, kad ras šitas simbolis garbingą vietą kažkur tai jūsų organizacijoje. Tai labai dėkui.